Sveiki, esu Kęstutis iš Palangos. Man yra nesvarbu, svarbus smūgis. Mėgstu merginas gražias, fyfuškas. O jeigu jį bus negraži, sakysiu kitas. Sveiki, mano vardas Kornelija, bet visi mane vadina tiesiog Korne. Žodžiu, man 22, o gal ir 3, bet tai yra nesvarbu. Svarbiausia metai. Žodžiu taip, mėgstu vaikščioti klubus, labai daug sportuoju. Lankau baseiną kartą į metus. Mėgstu valgyti sėdėdama ant klozeto. Jei tu būsi gražus, aš pasirinksiu pinigus. Sveiki, esu Izolda iš Barbėriško, man 18 metų. Mėgstu gerti vandenį, dėja nuo jo ištinstu, tačiau vietoj alkoholio geriu acetoną. Jei tu pasakysi man kitas, gausi į galvą. Labas, mano vardas Gilanda, atvykau su troliko iš Vilniaus. Žodžiu, laisvalaikiu labai mėgstu traintis prie savivaldybės arba prezidentūros ir gerti sultis kiekvieną dieną. Nu tai va, berniuk, jeigu tu turi gerą taškę, mane galėsi pavėžinti, tada tu mano. Bonjour, mano vardas Giedrė, man 20 metų. Nors esu lietuvė, tačiau giliai viduriuose esu prancūzė. Mano mėgstamiausias valgis – raudžinti kopūstai. Tad berniuk, jeigu tu man pasakysi šitas, aš tau sakysiu hasta la vista, baby. Здоров, мое vardas Olga, мне 22 метра. Мне очень нравится патинка Алла Пугачева. Если, бернюк, там нравится Алла, тогда будет gerai. Nu tai kaip jaudinai? Panos, tai kuriuo varom pirma? Tai galas! Davai, Labas, aš Izolda. Kęstutis. Man? Ką veikiam? Kur? Pašnekėsim biškį. Apie ką? Man įdomu, ar tu žinai, kas čia yra? Čia yra sausainis? Deja. Gali gal nusirengti? Tai žinoma, be nesunku. Nu? Ar drįsim dėl manęs išsimaudyti šiam baseinė? Nu? Kitas! Kodėl? Labas, ką? Labas. Aš Kęstutis. Kornelija. Malonu prisėsti. Ačiū. Va, čia tau, dėvytė. tu kaip fainiai. Tai va, kiek tau metukų? 22. Kaip malonu. Na? Aš norėjau paklausti, ar tu išdrįsim sumaitinti man šį melioną. Gestus, tai aišku, močiutė irgi sumaitinu, tai tau tai irgi, nu tai ką, ranguti. Ne, dėkui, aš tik norėjau Gava. pažiūrėti, ar tu Ai, išdrįsim. nu. Bet dėja, sakau tau kitą. Gilanda. Malon, o koks įdomus tavo vardas? Nu tai ką? Iš kur toks įkilęs? Nu, mano mama šunį tai buvo pavadinus, tai sugalvoja į mane pavadinus. Iš kokio tu miesto, mergikė? Vilniaus ašai. Su troliku atvariau. Aišku. O kokią mokyklą lankei, kiek tau metukų? Ai, nu ten biški buvo, nu žinai, nenoriu apie tai kalbėti. Metukų tai jau daug, 18 neseniai su jais. Nu, matos. Bet dėja, ar išmoktum dėl manęs perplaukti šį baseiną? Išmokčiau? Ką? Tikrai? Nori? Patikslinkite mintį. Ar perplauktum dėl manęs šį baseiną? Nu, aš šiaip labai mėgstu maudytis, kiekvieną dieną maudus ir bonioju ir visur einu prie ežero į baseiną, šoku, bet nu aš nemoku plaukti. Nu tai ką man dabar daryti? Kitas. Bonjour, Kęstutis. Giedrė. Čia nepažiūrėjau, Šiandien- pasiklaus ko nors. Dėja, bet ne. Šiandien mes bandysim užkurti ugnį senovišku būdu. Tipo su degtukais. Tipo ne. Dabar taip, pasimk anglies gabalą susiras. Anglis, taip. Pasimk šaką, taip.
Ko čia neparengėta aikštės filmavimui? Dabar trinkite šaką. Tu čia neprididėlio pasiėmė. Statei šaką. Gerai, tvarkoj. Dabar trink į šaką anglių. Prisiminiau mano alergiją. Nieko. Trink, sakau, nes bus kitas. Trinu. Ale palauk, mergitė, atsistok. Ką man čia stotis? Atsistok. Koks tavo ūgis? 1,43 m. Nemeluoji? Ne. Tada kitas. Ir kur kugni toliau? Kodėl? Tiek to, nesvarbu, bus dar tų vyrų. Kęstutis! Čia tavo Olga. Ką reikėtų? Antro pasimatymą ar pinigus? Nu, Kęstuti, nu tu fainas bičias. Bet tu pinigų negausi. Bet man reikia babkių. Dar nepraėjo nei minutę, tu negausi pinigų. Nu, aš noriu babkių. Kas bendra pasimatymas su manim? Kęstuti, tu tikras kaimo Jurgis. Pasimta savo harmoniką.